Iš pradžių tai jums leidus norėčiau pasiskųsti. Kiekvieną vaizdo įrašą peržiūri po 15-20 tūkstančių žmonių, o kanalą seka tai tik 5. Kaip suprast? Užuom nesupratot. Tikriausiai dauguma jūsų manęs neseka Instagrame arba Facebook'e. Noriu pasidžiaugti ir papasakoti jums apie savo partnerystę su Hilčiu. Praėjusią savaitę tai tapo oficialu. Tapom partneriais su Hilti Lietuva. Kas man tiek kaip turinio kūrėjui, tiek kaip meistrui yra kažkas tokio. Turėsiu galimybę ne tik naudoti aukščiausios kokybės įrankius, bet ir pristatyti naujienas, padaryti kažkokius tai palyginimus. Ir mano manimu daug įdomių ir labai kokybiškų dalykų. Šito džiauriai džiaugiuosi. Tačiau nėra taip, kad aš esu turbūt liaudiškai sakytum nupirktas ir dabar girsiu tik Hilti ir visi kiti bušūdai. Ne. Stovi skilas, toliau. Makitos trimerį nusipirkau iš Moki Veži prieš gerą savaitę. Akcija tarp kitko labai gera buvo, kadangi turiu Makitos baterijų ir suktukų iš seniau, tai galvoju, kodėlgi ne. Vėlgi, kiekvienas įrankis, mano manimu, turi savo pirkėją, turi savo paskirtį, turi savo stipriasias ir silpnasias pusės. Kas liečia Hilti, tai aš manau, kad nėra turbūt patvaresnių įrankių. Ir nepradėkit pult, kad energetinį geriu. Pirma, čia ne reklama, antra, gersiu vis tiek. Kava ir energetinis yra mano variklis. Tai va, skruzdės labai puola, pasitrauksiu. Tai per mėnesį laiko karavanas niekiek nepajudėjo, turiu žiauriai daug darbų ir nieko nespėju, kas šiek tiek erzina. Šiandien darysim. Biškį apspjovau žolę ir šiandien tada stengsiuosi surinkti visą karkasą aplink. Vieną sieną turim, tai liko galinė ir šoninė sienos ir labai norėčiau apkalti plevelę. Jei ne šiandien, tai rytoj. Jo, tai va tokie planai. Praėjusią savaitę tiesa vėl filmavom Viliui, ūkio šefui. Tai ten irgi rugpjūčio vidury maždaug bus labai įdomus epizodas. Žodžiu, darbo darau daug, dalykų vyksta daug, ilsėtis nėra kada. Kartais vargina, bet iš principo tai džiaugiuosi to, kaip viskas vyksta, to, kaip viskas auga, to, kaip viskas klostosi ir dirbam. Taip, tai pradėsim mes nuo ko? O pradėsim nuo išsimatavimo. Išsimatuosim, kokio ilgio stojikų reikia. Ir susipjausim visas jas, kad paskui tik atsinešam, dedam sukam, ten, kur reikės tvarkyti, paliksim, tarkim čia, paskui čia va reikės tvarkyti, čia va puviniai, tai šitus paliksim, tiesiog turbūt nesuksim, atsimatuosim nuo jų, nes noriu uždengti plevelę, nes lietus čia viską mirgdina ir šūdas. Šiaip viską čia atbulai aš darau kažkaip, bet taip jau gaunas. Tai dabar pasimatuojam, čia iki apačios, ne? Mes turim 2,3,1,5. 2,3, darom 2,3, tiesiog. Čia palei apačią susuksim. 2,3, ne? Tai pasižiūrim dar tą kampą. Viduriuką išsivesim. Kas čia gaunas? Taip, tebūnie. O čia. Čia gal, sakyčiau. Šiaip realiai beveik idealiai, man atrodo. Beveik idealiai. Einam tada 2,3. O kiek mums čia palauk reikės? Tai palei aną pusę paskaičiuosim. Yra keletas tokių nelabai reikšmingų momentų, bet neturiu gulščiuko. Visus gulščiukus palikau objekte. Tai padarysim be gulščiuko. Kadangi šitus susistatėm pagal gulščiuką, tai dabar nuo šito atsimatuosim iki kampo, prisisuksim ir tada nuo kampo suksim kitą. Viskas under the control. Tai mes padarykim va taip. Atitraukim tiek. Va. Aš noriu, kad čia būtų mano tas. Čia. Tada pažiūrim, kas čia gaunas. Imkim šiam 2,5. Tada viršuoju. Lygiai taip pat. Šiam 2,5 reikės padaryti. Tai atsinešam vieną stojkę. Kas yra džiulio puola tave? Čia vablai. Galim net ne vieną, galim iškart 4 atsinešti.
Nu va. Ir taip. Taip. Opcija. Kažkas kanda į kaklą. Paskui atsisuksime iš čia. Tarkim, taip turim. Kelios dienos, o kabliuko neturiu, jau pamečiau. Tai paprašiau Hilčio, kad atsiųstų naują. Ant tiek aš esu smart guy. Šiam 2,5. A, matot. Hop. Nu, gerai, dar kad. Hop, šiam 2,5. Gal ir neįlūšiu. Šiam 2,5. Šiam 2,5. Taip va. Nežinau, ar matot, bet va taip. Pamatuojam dar kartelį. Yra šiam 2,5. Šiam 2,5. Dar per viduriuką prisisukim vieną. Mums reikia tik atskaitos taško. O dabar jau nuo jo. Ta prasme, nežinau, ar jūs matot, bet toks tarpas. Ir dabar nežinau, kaip čia. Iš kur žinau dabar? Tokio turbūt nelabai užtenka, ne? Bet šiaip įrodo, kad nifiga ne akis. Pritrauk dar reikia. Bet kad niekas čia netraukia. Nu. Mėsos nėra, kad pritraukt. Kodėl nepritraukia? Ai, kai nepataikė, tai ir nepritraukia. Nu, panašiau. Aišku, čia irgi niekas nepritraukta. Ką mano skvidžiai rodo? Jo, labai tiksliai. Su tokiu labai tiksliai galima pamatuoti. Nepanašu, kad čia tiesiai. Kaip įmanoma galščiuko nepasimti, man paaiškiai. Aišku, čia kreivai viskas. Kaip įmanoma galščiuko nepasimti. Nu ką, pasiimam pagaliukų. Kokį fainą turiu. Reikės vienai sienai apie 18. Jau iškart galiu pasakyti, kad 4 yra per daug, nepatogu. Na, bet jau dabar, kad pradėjau, tai pjausim po 2, kad taupyt laiką. 2,30. Lamba daug lieka. Galai sueina gražiai. Koks minusas atskilo staklių, tai lazeris, pažiūrim, įjungtas iš viso. Ne, va dabar įjungiam lazerį ir vis tiek nieko nesimato. Realiai. Vos. Nes va čia jisai yra. Čia, bet jisai visada užsinešęs. Ir tu jį išvalai ir jisai po 1 arba 2 pjūvių vėl purvinas. Realiai nelabai net matosi dabar va dieną. Pradžioj dar lygtais matydavas, dabar nebesimato visai. Tai daug geriau su Shadow Line'u. Nu, arba pirk brangias staklės. Smagu labai. Man atrodo, šitas mano epizodas išeis po ūkio šefo epizodo, tai su Timberiu supažindinau ir Vylių ūkio šefą ir jie irgi visą medieną savo projektam ima iš Timberio. Smagu dirbti su ne tik tai savo srities profesionalais, bet dar ir su pakankamai gerai viešumoje žinomais žmonėm. Aš apstai tokios nuomonės, kad
Jeigu aš su kažkuo einu, bendru kažkokiu keliu, tai aš padarysiu, ką galiu, kad žmonės esantis šalia manęs, kartu su manim klestėtų. Ir jeigu aš su kažkuo dirbu, kaip pavyzdys, tai tikrai nebus, kad aš sieksiu naudos tik savo, o padėti kitam kažkaip bus toks, kaip svetimas dalykas. Ne. Aš jeigu kažką gaunu, tai mėgstu ir duoti. Turim, tarkim, pasižiūrim, ar mums jisai tinka. Kaip pavyzdys. Dėsim mes jį su lyga apačia ir va taip. Puikiai, puikiai. Radau čia šiokį tokį. Sūnui buvau davęs, patikrinau, lygtais kažką rodo. Žiūrėk tiesiai. Žiūrėk tiesiai. Tas nepritrauktas tiesiog. Gerai. Milimetras ten ar ten. Vaikų bus. Vaikų bus. Dabar tada šiam, ane? Reikia pasitikrint, kokius aš čia interpusas dariau. Jau čia kažką pripisęs būsiu. 9,5, ne, turi būti. Jo. Gerai, tada. Aišku, čia labai nepatogu, čia reikėtų prisisukt, bet kaip aš prisuksiu? Neprisuksiu, vadinas, teks taip. Grinai ties čia, ne? Šiam. Esu belekai nepatenkintas ta ruletė. Belekiek pinigų kainavo ir šūdas. Biškai pasuk ir va, kas čia per ruletė? Stenlio netaip lankstasi už 8 eurus kaip ta vilė. Kaip aš prisuksiu čia? Čia maksimaliai viskas patogu, kaip čia viskas kreiva iš tikrųjų. Ir kaip čia prisuk dabar. Dabar netilps. Jo papa. Nežinau, kaip čia padaryti. Šiaip tai užpisa, iš tikrųjų aš pavargau nesąmonę. Net ir aš čia kada. Šiaip tai biškai užpisa vienam. Ta prasme, rezultatų džiaugtis smagu, bet jeigu kažkas nori daryti kažką panašaus, tai gerai pasvarstykit, nes, sunku. Kamerom apsikrovęs, kai durnelis iš visų pusių. Dirbti nėra kada, nes reikia kamerą nešiot pirmyn atgal. Gerai. Jungiu kamerą lauk. Dirbu toliau. Nors gal jungsiu tam lapsą. Ką, laikas braukyti į stražaines. Kaip per teleloto.
Vieną jau uždėjau į strižainę. Tas gal čia per ilgas. Jo, gal trumpesnį užteks. Vieną į strižainę uždėjau. Instagramui, Reelsui reikėjo nufilmuoti, kaip darosi strižainės. Tas per trumpas bus, aišku. O gal ne. Per trumpas. Tai, žodžiu, reikėjo nufilmuoti Reelsui, kaip darosi strižainės. O dabar filmuoju jum. Gavau vieną komentarą, kad gal statybininkas aš ir neblogas, bet filmuoju tai prastai. Turiu daug kamerų ir galėčiau jas išnaudoti skirtingais kampais. Nu ir jada. Mažučiai. Aš kuriu video turinį, jau ne pirmus metus, tikrai. Ir jūs negalvokit, kad aš nežinau. Statinis vaizdas neįdomu, kad reikia vaizdo dinamikos, reikia skirtingų kampų. Jūs negalvokit, kad jūs žinot viską, o kiti nežino. Taip pat, kaip puikiai viską žinot, tai turėtumėt suvokti ir kiek laiko reikalauja filmavimas kitais kampais. Nei tas. Ta reikia naudoti. Filmavimas skirtingais kampais. Kamerų nešiojimasis. Skiriu būtent šitą komentarą tam žmogui. Tai, žinai, viena yra filmuoti valtelį pasistačius savo 2 kameras ir keitaliuoti tiesiog filmavimo kampą, o kita yra statybvietėj. Nuolatos gaudyt kameros kampus. Tai nėra tas pats. Visiškai nėra tas pats. Truputį daugiau reikalų yra skirtingais kampais nuolat filmuoti statybvietę. Žinot, apie ką galim pakalbėti? Apie tai kalbėjau dabar ir su Instagramo chebra savo. Pagaunu save mąstant įdomiai. Įdomiai tai keistai, sakyčiau. Pastaras porą savaičių dažnai prie manęs prieina sekėjai, kaip vadinkim. Realiai nebuvo turbūt dienos per paskutinės 2 savaitės, kad kur nors, kas nors manęs nesusistabdytų pasisveikinti ar nusifotkinti. Pagavau save, kad tai mano smegenėlės biški veikia. Bet ne tai, kad ten nosį užriečiau ir dabar einu visur kojom duris atidarydamas. Ne. Priešingai. Susimaščiau, kad ar nereikėtų man pasitempt, batų užsirišta, ne, ir panašiai. Bet kadangi aš esu pakankamai sąmoningas, stengiuosi galvoti apie dalykus, apie veiksmus, apie visą kitą, supratau, kad, tai čia ir yra ta blogybė, kai žmonės pradeda pasitempinėti dėl to, ką kiti pagalvos. Aš esu toks. Nesu aš glamūrinis bičas. Ir gal jų jau per daug iš tikrųjų glamūrinių. Užtenka. Gal reikia ir paprastų žmonių. Sakau, pagavau save mąstant tokius įdomius dalykus. Kad gal aš čia kažkur kažką ne taip ir panašiai. Pamastau. O dabar apie įstrižainės, ne? Tai tiesiog. Taip viskas vyksta. Čia dar reikėtų iš tikrųjų kaltą turėti ir biškį padailint, bet neturiu kaltą. O ką daryti? Neturiu. Reikėtų nusipirkti, ne? Reikėtų nusipirkti. Gal ir nusipirksiu, kai baigsiu karkasą. Čia dabar neprieisiu. Aišku, kad neprieisiu. Apa. Kiek pliūganu. Šiandien karšta. 'Cause I'm too messy and I'm too fucking clean. Įsidedam pasitikrinti, ar atitinka kampai. Va.
Idealiai. Išsitraukiam lauk. Šitą darbą darant, aišku, reikėtų būti su pirštinėm. Nes ypatingai su poliuretaniais klijais klijuojant, tai būtų smart turėti pirštinės, bet taigi čia aš. Apie ką mes kalbam, koks smart. Kalbant apie poliuretaninius klijus, tai padariau va dabar, nufilmavau dar tik reelsą, tai padarysiu video apie juos, apie jų naudojimą. Nu, bet ten, jūs tai viską žinot, jūs taigi protingi pas mane jau. Viskas išpasakota jau. Nu va. Pribubinam ir liuks. Pritraukia. Sakiau, kad pritrauks. Kaip visada su varžtais pritraukiam. Paskui su vienim perkalam. Na, čia pritraukia. Čia pritraukia. Ten pritraukia. Ką darom dabar? Dabar pasiimam plaktuką ir pasiimam senų gerų vinių. Rimtai. Nu va. Va taip. Įkalkim čia dar vieną. Va taip. Ne taip kažkaip. Normaliai. Kad būtų smūgis. Ir viskas vyksta kartą kaip pataikiai, paskui tik alkūnė. Hup, hup, hup. Ir visą laiką tą pačią vietą. Nėra už ką nedėkokit. Vaikai, vanagai. Na va, dėjas trižainis yra. Poliuretan. Kodėl tu neužsidėt pirštinį, Laurinai, ką? Va, jau limpa pirštį. Fucking, nu, reikia uždėti pirštinę. Nes čia liksiu be skuros. Fucking hell. O, jau limpa. Čia buvau numetęs. O, žiūrėkit, kur šau guli. Pavėsiukė. Nedurnas. Gera. Gera. Taip. Tas pirštinės čia mėtos jau belė kiek laiko. Vienur kitur galėjo. Galiausiai va, užsidėsim nors pilna žemė. Nu ir tada turiu sekėją. Visur iš paskos vaina. Visur. Nu. O, prisižnybiau. Šitas eis. Taip. Atsinešam arčiau, gal ne jau. Kamerytę. Turim tai. Ties karėtų vietą nustoja dabar rašinėti pydarę. Šitas šūdas yra nesveikai nepatogus. Turiu ir GoPro, bet daviau sūnui, jis važinėja su kalnų dviračiais. Tai nori filmuotis, tai daviau jam. Su telefonu nepatogu. Montuot, ta prasme, perkelinėt failus kiekvieną dieną. Jūs kartais pagalvokit, ar tikrai gali būti taip, kad tik jūs suprantat, o niekas kitas nespranta. Kitas momentas, va dabar irgi. Filmavau, ateinu pasižiūrėti, ar filmuoja. Nefilmuoja. Išmestas tiesiog aliarmas, kad kamerai buvo per karštą ir jinai nustojo filmuoti. Ne jūs vieni viską žinokit. Yra ir be jūsų, kas supranta ir žino. Tai va, tai šiaip būčiau nerodęs šitos įstrižainės, bet kadangi kamera nustojo filmuoti, tai parodysiu ir šitą. Šiaip tai čia nėra ką rodyti, 10 kartų tą patį. Nu bet, tai dabar matėt, kaip pasižymėjau, čia prieš tai nusipjoviau, nusipjausiu dabar aną galą. Biškį nukreivinau, nieko, išgyvensim. Palei pat varžtą, bliamba, kai norėčiau nepataikyti aš jį. Gal aš jį išsuksiu. Jeigu pataikysiu, tai...
labai liūdna. Su kairė ranka tai nieko nesugeba. Nu, dabar galim ramiai išsipjaut, nes tikrai niekur nepataikysim. Su kairė ranka nelabai patogu. Kaip manoma, kad taip užkristų. Norėdamas niekad nepataikys, tai. Sakė, Hilčio Hebra šitą kryžiuką vadina Britvukę. Šiaip žiauriai smagus. Būsiu atviras, su skilu nelabai galima net lyginti. Pala, tai čia nepasižymėjau. Nu jo, frajeris geras aš, ne? Geras frajeris, nepasižymėjau vienos taikės. Tas biškai gal nelabai, bet tai mes čia atitaikinsim. Tai aš tau netitiksiu. O gal ir netitiksiu, nes čia biškai mažokai išpjauta. Būna ir taip. Gražiai nusizulintų, sukaltų ir viską. Kas čia? Nu va, susukom ir tada pasivom plaktukėlį, vinių ir dar perkalam. Opa. Šita siena tikrai nebejudės. Aišku, vėlgi reikia turėti omeny, kad mes čia. O kodėl aš šitais strižai netaip dėjau? Kas nors man gali paaiškinti? Ką? Niekas, nejaučiu. Jaučiu, kad niekas. Neįsivaizduoju, kodėl dėjau taip. Turėjau dėti anaip aš ją. Nu, bet gal nėra blogai. Abi šoninės žiūri taip. Šiaip dar ten galvoju, vieną įdėsiu. Įdėjau taip, tai įdėjau. Svarbiausia, kad abu kampai žiūri taip. Ta kaip ir net nebūtinai iš tikrųjų vidurinė. Kad jau įdėjau, tai įdėjau. Dabar eisim aną šoną. Susirinksim. Ir lik šitas. Jeigu pakalbėt apie šitą šoną. Tai nežinau, ar šiandien aš jį padarysiu, nes esmė tame, kad aš noriu padaryti tą sieną tiesą. Aš nenoriu va šitų, noriu tiesios sienos. Tai va čia yra mūsų stojikų vieta. Tai gaunasi, kad reikia nusardyti visą tą dalį. Tai nežinau, jau turim 12, tai jeigu nordysiu, tai reikės ir surinkti, ir tada užsukti ir panašiai, sekmadienis dar namie yra darbų. Tai galvoju, kad čia jau turiu įstrižainės, dar ten įstrižainės kelias įsimetu ir tas 2 sienas norėčiau apsikalt plionkę. Bet turbūt rytoj. Juda tie darbai pabiški, negalima sakyti, kad nejuda. Liko nedaug ir principė karkasas bus baigtas. Suksim dailylentės, bestosim stogą, suksim stogą. Nu ir viskas, tiek žinių. Pasirinko principė 2 sienos. Tai liko dar viena. Ir bus su karkaso tokio mėsa pagrindinė jau kaip ir baigta. Tiesa, išnaikinau ten širšės, buvo įsikūrę. Jūs turbūt nematėt jo. Tai va toksai va, galvos dydžio aviliukas. Išpurškiau, dabar nordžiau, žiūriu, dar jų ten likę. Tai suviniojau į vatą, atsivešiu dar vieną flakonėlį. Va šitą naudojau. Bros. Bet girdėjau, kad MDS berods ar kažkas panašaus yra geresnis. Tai principė viskas. Liko viena siena ir tada, aš tiesą poliuretano klijų biškį į bordą suriau. Ir tada čia grindis konstruosim. Čia sukonstruosim grindis. Grindis darysiu lygiai to pačiu principu, kai dugnas. Susidėsiu lagės, tiesiog susimėsiu ir ant jų dėsiu plokštę. O ar taip visą dugną reikia šiltinti iš apačios poliuretano putom, tai užsipurkš ir čia. Tiesiog net neapsikrausiu čia kažką mąstyti, konstruoti tuo pačiu principu. Nėra prasmės čia kažką gimdyti kosmiško, kai ten bus
kai kiek čia 80% karavanų vis tiek bus su tokiam grindim. Tai lygiai to pačiu principu padarysiu ir rami galva. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, kad komentuojat, kad spaudėt laiką, kad prenumeruojat ir padedat man mėgautis tuo, kas man patinka. Mėgautis statybom, mėgautis turinio kūrimu. Dabar einu į ežerą, šalia yra ežerėlis, išsimaudysiu ir važiuosiu namo. Ir dar parodysiu jums kelis kadrus iš vietos, iki kurios galiu nueiti pieškom. Kaip ir sakiau, kartais reikia sustoti, apsidaryti ir pastebėti, kokia graži aplinka mūsų supa. Iki. Thank you.